Vaidai, ne? O ką mes jį pasiūlysime? Vaida Genytė. Sudainuoti, bet irgi taip pat. Labas vakaras. He, sveiki. Mylimiausia dainininkė, jo. O, čia jūs, ar ne? Jūs... Ne, bet taip, žinai, labai durnai. Nu, taip žmonės taip neskambina. Giovanni, gražiuoju. Taigi ir su manim yra bendravus. O su manim nieko, net pažins. Vaida Genytė. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Vaida kalbu? Taip. Jums skambina Andrius iš Stella Project. Klausykit, taip. Vaida, žinau, kad jūsgi sutikot šokti ant to ledo, ar ne dabar? Taip. Kaip sekasi jums? Nu, gerai. Gerai, ar ne? Viskas gerai. Aš tik šiaip mandagiai pasiklausiu. Žiūrėkit, dabar yra toks reikalas. Mes ant ledo Akropoliuose darysim ledo ritulio turnyrą. Čia greitai bus, žodžiu. Ir man reikia labai, na, mano iš tikrųjų mylimiausias atlikėjos, kad jie padainuotų lietuvišką himną. Mes turim pinigų, mes turime visko. Supratau. Visko turite, labai gerai. Jo, turim visko. Iš tikrųjų, jau su pačiūžom esat susipažinusi. Tai čiuožiant, apsisukant, mes mikrofoną duosim, padainuoti Lietuvos himną, man atrodo, tikrai nesudėtinga. Fainai. Tai va. Gerai, gerai. Nu, tai dabar norėjau paklausti, ar jūs labai užimta esat jau? Žinokit, šitai be galo užimta, bet, nu, kažkaip atrasiu laiko, tikiuosi. Labai gera girdėti, kai mano mylimiausia atlikėja yra pasiryžusi dalyvauti. Tikrai mylimiausia atlikėja? Taip, jūs esat Aš gal ne jūs, bet tu sakysiu, gerai. Vaida, tu esi mano pati mylimiausia atlikėja. Gerai, supratau. Malonu girdėt. Ir aš galvoju, dėl sąlygų galėtumėm gal prie vyno vakare sutarti. Visas sąlygas. Ne, mes sutarsim gal ne prie vyno vakare, o gal ryte, geriau prie kavos. Ryte prie kavos, man irgi labai tinka. O pas mane čia? Gerai. Kaip sakot? Pas mane sakau kavą. Kur? Aš gaminu jūs kavą. Kaip sakot? Na, aš vakarienę. Aš vakarienę, jūs ryte kavą. Ne, nesutarsim. Nesutarsim, sakė Vaida. Jūs iš tikrųjų trukdo radijas statys Zip FM iš Vilniaus. Neapsivelti žodis pasakyti, Vaida. Jonas ir Rolandas. Vaida, labas. Labas, radistai iš Zip FM, mes juokaujam. Juokaujam. Durnelį. Man pradėjo juokas imti ir mes čia parkrito man žemės ir nebeišėjo pasakyti tai, ką norėjau. Ne, iš tikrųjų, tai nu ką, himną sudainuoti viskas ir ko, dainavusias ir Lietuvos. O čiuožiant, sugebėtum padainuoti? Nu, aš pagalvoju, taip, dabar jau sugebėčiau. O kiek laiko reikėjo, kad jau išmoktum taip normaliai čiuožti? Mokykus, suktukus, pašokt kažką ten? Pašokti tikrai nemoku, bet suktukus tai moku. Aš vieną sykį ėjau, žinai, Akropolį ir mačiau, kai jūs ten čiaužat. Tai pagalvoju, jeigu man reikėtų. Nesitikėjai, kad taip gali nutikti, ar ne? Ne, siaubat. Tai kokia čia radio stotis? Zip FM, radistai Jonas ir Rolandas. Vaida, mes esam su tavim važiavę vienoj mašinoje, atsimeni? Ne, neatsimenu. Sportuok su manim, su Vaida, su ne Vaida, kaip ten, Mosvidai. Jo, atsimenu, taip. Jūs sportavomės dar. Sakyk, esi nesportuotoja, nemėgsi sportuoti visiškai. Jo, aš sakiau, kad nemėgsi sporto, bet čia visai kas kita yra, absoliučiai. Nu taip. Čia viskas taip viskas estetiška, taip nenuobodu. O gerą partnerį gavai? Partnerį, gerą, jo. Išbandėjai? Svarbiausia, supranti, kaip yra svarbiausia lietuvis partneris. Taip. Labai džiugu, kad Lietuvoje taip pat yra gerų čiuožėjų. O jisai profesionalus ar ne? A jis profas, ar ne? Jis yra profesionalas, taip. Pakelia tave? Taip. Nebaisu aukštai taip? Nebaisu? Nebaisu. Aš pasitikiu savo partnerį. Super. Reikia pasitikėti. Tai ačiū labai už pokalbį, Vaida. Dar kartą geros nuotaikos. Tai man dabar koks nusivylimas, aš neturėsiu galimybės padainuoti himną. Visą laiką yra galimybė dainuoti himną ryte duše. Geras, nu gerai. Ačiū už pokalbį. Gerai, viso gero. Viso gero. Čia buvo Vaida Genytė, taip?
Taip. Moteris, kurie... Vyrukai, jinai vis dar įte. Bet jis man atrodo vyrą. Nu, kas ten neturi vyro šiais laikais? Jordaną irgi turi. Vienas turi tėtį, kitas turi sūnų.